Gyvenime nėra nieko geriau nei pasakoti istorijas. Skaitydama knygas visada taip galvojau, o rašytojai žavėjausi tarsi keistomis mitinėmis būtybėmis, kaip angelais ar laumėmis ar mergelė Marija. Kažkodėl galvojau, kad rašytojų netampama, o gimstama. Tad nesupratau, kaipgi aš galėčiau tapti rašytoja, nors istorijas rašyti man be galo patiko. Apie miškuose atsirandančias salas ir karą dėl jų pasidalijimo, apie kiborgą, kuriam klaidingai buvo įdėta žmogaus širdis. Šitas rašiau, bet to, kai man buvo 16 ir labai daug laiko praleidau Tumblr. Bet tada išvažiavau studijuoti į užsienį, kur besimokydama kūrybinio rašymo toliau rašiau apie mirštančias planetas, apie magišką vaikiną per visą žemyną einantį pėsčiomis namo, apie komiškai sudėtingus santykius, apie demonų valdomą radijo stotį ir retrofuturistinį Kvebeką bei tragišką meilės istoriją. Pabaigiau studijas ilgėdamasi Lietuvos ir rašydama apie brolį, apie klasiokus, apie nesugebėjimą užaugti, apie audras pušynuose ir aukurus ant piliakalnių, tad buvo pats laikas sugrįžti namo. Ir labai įdomu, kad mano rašymas darėsi vis labiau ir labiau liūdnesnis, kuo aš ilgiau gyvenau Anglijoje. Todėl, manau, sugrįžti namo buvo visai geras sprendimas. Atsikrausčius į Vilnių labai norėjau atrasti lietuvišką miesto fantastiką, kurioje susipintų ir lietuviški, pagoniški motyvai, ir dabartinio Vilniaus paveikslas, bet tada tokios knygos neradau, todėl man teko 2019 metais pradėti rašyti tą istoriją, kurią būtent aš norėjau skaityti. Biški savanaudiška, bet man tiesiog buvo labai smagu. Ir kaip tik tuo metu aš buvau pradėjus dirbti ofise. Tai nėra šitas ofisas. Bet tuo metu buvau ką tik pradėjus dirbti ofise ir tai dariau pirmą kartą. Ir man tiesiog sproginėjo smegenys nuo to, kokia keista ir savita yra ofiso kultūra, kiek reikia žinoti visokių nerašytų taisyklių, kurios man pradėjo panašėti į kažkokias magijos taisyklės, į kažkokio tokio keisto pasaulio statymą. Ir tada mano galvoje atsirado dvi žiauriai keistos paralelės. Lygiagrečiai pradėjo eiti lietuviška mitologija, vaidilutės, pagonys, kriviai ir ofiso kultūra ir menedžeriai, gimtadieniai, picų vakarėliai, neaiškus atleidimai ir panašiai. Tai čia ir gimė fonas mano naujai istorijai. Šitos dvi keistos, super keistos mitologijos. Nuo 2019 metų knyga augo ir evoliucionavo, tada buvo išbraukyta ir vėl prirašyta, buvo suplanuotos 2 dalys, tada 2 dalys išnyko ir liko tik viena ir vėl viskas buvo perrašyta praktiškai nuo nulio. Bet tada, praeitą vasarą likimas mane suvedė su leidykla, kuri mano istoriją patikėjo ir sutiko jai suteikti namus. Tad labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad mano knyga Vasara, pasaulio pabaiga jau šių metų rudenio gale išleis leidykla Aukso žuvys. Ši knyga tai miesto fantastika vykstanti šiuolaikiniame Vilniuje, kuriame gyvena senovės lietuvių dievai ir deivės ir mitinės būtybės. Tai yra istorija apie kaltę, apie magiją, apie draugystę, apie platonišką, galbūt ne platonišką meilę, atleidimą tiek savo, tiek kitiems. Tai yra apie tai, kas yra rimta ir kas visiškai absurdiška. Ir apie tai, kiek daug visokių skirtingų dalykų gali vykti vienu metu. Ir dar apie nostalgiją, apie rapsus, apie vandenį ir marškinėlius su vilkais. Šiek tiek apie Vilnių, šiek tiek apie Alytų. Šiaip aš nesu pats drąsiausias žmogus, bet jau kurį laiką stengiuosi daryti tai, kas man atrodė labai faina, kai man buvo 16 ar 14 ir ko aš niekada neišdrįsau. Ir dabar atrodo pasiekiau tą laiką, kai pagaliau galiu išdrįsti dalykus, kurie man yra smagus ir tiesiog juos daryti. Tai tiek video kūrimas, tiek knygos rašymas man yra vienas iš tų dalykų, dėl kurių aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau tai leidžiu savo daryti. Visada labiausiai mėgau savo pačios kompaniją, tai daug labai laiko praleidau rašydama, kas tapo gana izoliuojančių dalykų,
Bet dabar taip sakyt, kad ir kiti žmonės galės skaityti mano knygą, yra surrealu, yra labai labai baisu, yra labai džiugu, bet ir baisu. Kuo daugiau augu, tuo labiau suprantu, kad tikrai nėra nieko geriau nei daryti tai, kas tau atrodė smagu būdavo 16. Niekada nemokėjau labai džiaugtis savo pasiekimais, nes kažkodėl bijojau pasirodyti savo naudę, bet dabar tai mokausi daryti ir manau, kad šitą knygą džiaugtųsi ir jie. Ir jie. Ir jie. Ir jie. O jie galvotų, kad visgi galbūt ir gimė ta mitinė būtybė rašytoja.